Labą dieną, sakome jums, mėly žiūrovai, ir kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą. Pirmiausia, aktualios iš rajono savivaldybės, jas pristatys Lina Kovalevskienė. Labą dieną, savivaldybės informacija. Penktadienį Ignalinoje svečiavosi Maltos ordino ambasadorius baronas von Fursterbergas ir Vokietijos Paderborno vyskupijos delegacija. Po pietų svečiai priimti savivaldybėje. Reportažą apie tai matysite kitoje laidoje. Ketvirtadienį rajono meras Bronis Ropė dalyvavo savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, kur buvo svarstyti alkoholio kontrolės, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kiti klausimai. Kitą savaitę Norvegijos savivaldybių asociacijos kvietimu meras išvyksta į Gruziją, kur prisidės prie savivaldos reformos įgyvendinimo šioje šalyje. Lapkričio 3 dieną Palūšėje lankėsi aplinkos apsaugos ministras Arūnas Kundrotas, kiti vyriausybės nariai. Svečiai susitiko su rajono meru Broniu Rope, nacionalinio parko turizmo centro Palūšė vadovais. Buvo aptartos turistinės bazės perspektyvos, išklausyta informacija apie planuojamus rekonstrukcijos darbus, siūlyta jau dabar pradėti ieškoti privačių investitorių. Taip pat pritarta savivaldybės projektui dėl vandens ir nuotekų valymo įrenginių statybos Palūšėje. Lapkričio 6-9 dienomis rajono meras dalyvavo Europos tarybos valstybių narių pasitarime Strasbūre, kur buvo svarstomos Kipro, Moldovos, Liuksemburgo, Danijos, Švedijos vietos regionų demokratijos ataskaitos. Taip pat aptarti vietos valdžios teisių bei įtakos plėtros klausimai. Pasidalinta patirtimi. Mero Bronio Ropės nuomonė, itin naudingas yra Danijoje įgyvendintas apskričių mažinimo modelis, kuris galėtų būti pritaikytas ir Lietuvoje. Lapkričio 4 dieną rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis dalyvavo Seime vykusioje konferencijoje Lietuvos sveikatos programos tarpinis vertinimas. Konferencijoje be viso kito kalbėta ir apie augantį sergamumą piktybinių navikų, psichinėmis ligomis, didžiausią Europoje lietuvių mirtingumą nuo širdies kraujagyslių ligų, nagrinėtos mokinių maitinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, aplinkos taršos, traumų darbe ir kitos problemos. Primenu, kad rajono gyventojams teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba. Esant reikalui prašome kreiptis į juridinio skyriaus specialistę Daivą Gasiūnaitę. Kabineto numeris 17, telefonas 52960. Specialistės teigimu dažniausiai jai tenka konsultuoti žemės nuosavybės atstatymo, paveldėjimo, darbo bei šeimos teisės klausimais. Jau 7 metus rajono vaikų teisių apsaugos tarnyba organizuoja jaunųjų talentų konkursą. Šiemet gabiausi, kūrybiškiausi, talentingiausi rajono moksleiviai bus apdovanoti lapkričio 25 dieną. Rajono verslininkai ar kiti tuo susidomėję žmonės kviečiami paremti renginį, prisidėti prie apdovanojimų. Gruodžio 9 dieną Lietuvos parodų centre Litexpo vyks Europos jaunimo savaitei skirtas forumas, į kurį iš kiekvienos savivaldybės kviečiami 7 atstovai. Ignalinos jaunimo organizacijų, jaunimo grupių narius, norinčius dalyvauti renginyje, kviečiame paskambinti į savivaldybę telefonu 52096 arba 52522. Lapkričio 14-20 dienomis Ignalinos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius bei keli kaimo filialai organizuoja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Šie renginiai prasidės jau rytoj 10 val. Žodžio ir šviesos švente Mylėkime žmonijos lopšį žemę. Besibaigianti savaitė tikrai turtinga kultūrinių renginių. Jau įvyko vaikų folkloro festivalio, neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai. Na, o šiandien 12 val. Linksmos muzikos pasiklausyti kviečia geriausi mūsų ir Švenčionių rajonų vestuvių muzikantai. Koncertas vyks etnokultūros filiale. Tiek informacijos šioje laidoje. Daugiau naujienų ieškokite savivaldybės interneto svetainėje adresas www.ignalina.lt. Geros jums savaitės. Ketvirtadienį rajono savivaldybėje posėdžiavo jaunųjų talentų konkurso vertinimo komisija.
Rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta jaunųjų talentų konkurso vertinimo komisija susirinko tam, jog iš pateiktos informacinės medžiagos kandidatų veiklos charakteristikų atrinktų vaikus labiausiai pasižymėjusius pastaraisiais mokslo metais intelektualinėje, kultūrinėje, meninėje veikloje, rajoninių zoninių respublikinių olimpiadų nugalėtojus, įvairių konkursų prizinių vietų laimėtojus, atkreipiant dėmesį į vaiko visuomeninę veiklą. Lapkričio 25-ąją jaunieji talentai bus apdovanoti. Talentai bei jų vadovai bus apdovanojami jau 6-ąjį kartą. Tai tradicinis renginys, vykstantis kasmet paskelbus rajone vaiko teisių apsaugos savaitę, bei vainikuojantis savaitės renginius. Šiemet lapkričio 21-25 dienomis mokyklos organizuoja įvairius renginius, pokalbius, susitikimus vaiko teisių apsaugos klausimais. Seniūnijų darbuotojai ypatingą dėmesį skirs šeimoms turinčiams socialinę atskirtį, lankysis šiose šeimose, domėsis vaikų gyvenimu jose, teiks išvadas vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl vaikų priežiūros. Paskelbtos savaitės renginys jaunųjų talentų konkursas organizuojamas vaikų teisių apsaugos tarnybos, siekiant paskatinti vaikus kūrybai, saviraiškai, norint atskleisti talentus, skatinant ugdyti vaikų gabumus. Šiuo ir kitais savaitės renginiais kasmet minimos Vaikų teisių konvencijos priėmimo generalinėje asamblėjoje metinės. Lapkričio 8-ąją Palūšės bibliotekoje pristatyta kraštotyros darbų paroda Kaimai ir jų žmonės bei diskutuota apie bibliotekų ir Aukštaitijos nacionalinio parko bendradarbiavimą. Renginyje dalyvavo Ignalinos seniūnijos seniūnas Jonas Polita, Ignalinos viešosios bibliotekos, Kazokinės Trigailiškio Palūšės kaimų filialų bibliotekininkės, Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojai. Bibliotekininkės pristatė sukauptą ar pačių paruoštą parašytą kraštotyros medžiagą. Tai ir kaimų, dvarų, gyventojų giminės istorijos, bibliotekų metraščiai, medžiaga apie to krašto žymus žmonės, senovės papročių švenčių gyvenimo būdų aprašai, nuotraukos, bei daug kitų vertingų darbų. Ar daug šiandien žinome pavyzdžiui apie Kazokinės dvarą, apie mūsų kraštietį dailininką Mindaugą Skudutį, galiausiai apie tai, kaip senovėje buvo prižiūrimi gėlių darželiai, kokių prietarų žmonės laikydavosi ir panašiai. Diskusijos metu buvo siūlyta kuo daugiau medžiagos publikuoti, kad ji pasklistų būtų skaitoma. Čia žadėjo pagelbėti Aukštaitijos nacionalinis parkas. Jo direktoriaus pavaduotoja Irena Čeponienė išsakė mintį, jog būtų gerai kitais metais organizuoti visų parko teritorijoje esančių bibliotekų darbuotojų susitikimą, kuris galbūt paskatintų vykdyti bendrus projektus. Bibliotekininkėms taip pat siūlyta rinkti šiuolaikinę tautosaką, bei daugiau specializuotis kažkurioje vienoje srityje ir žinoma stengtis išplatinti savo darbus. Ignalinos rajono gimnazija pradėjo dalyvauti įdomiame tarptautiniame projekte. Ignalinos rajono gimnazija jau 2 metus bendradarbiauja su Vokietijos Biureno miesto Mauricijaus gimnazija, vykdo mokinių apsikeitimo programą, o nuo šių mokslo metų pradžios ir bendrą projektą, kuris vadinasi Vertybės Europos sakmėse ir legendose šio laikmečio herojai. Projektas tęstinis, jo trukmė 3 metai. Pagrindinė veikla tai yra moksleivių tyrimas apie legendas ir sakmes, kokios pas mus Ignalinoje, mūsų regione yra populiariausios, įdomiausios galbūt moksleiviams, tinkamiausios ir jie tas legendas ir sakmes nagrinės, svarbiausia ves į užsienio kalbą ir internetiniam tinklalapį pristatys ir bendraus tokiu būdu tarpusavį. O pavyzdžiui, lietuvių kalba nebus išleista kažkokia knygutė arba lietuviškas interneto puslapis, kur galės visi paskaityti? Taip, yra tokia mintis, kad visos legendos ir sakmės lietuviškos bus gimtąja kalba įdėtos ir netgi įgarsintos ir netgi pritaikyta muzika, melodija. Tam, kad užsieniečiai taip pat galėtų pasižiūrėti, kaip ta lietuvių kalba skamba vis dėlto. Ir aš manau, kiek mums dabar Ispanijoje rodė, tas tinklapis bus įmanoma atidaryti lietuvių kalbą pasižiūrėti. Žinoma, ispanų legenda bus įdėta ir ispanų kalba, ir anglų kalba, taip kaip mūsų legenda bus ir lietuvių kalba įdėta. Vadinasi, visos šalys dalyvės turės galimybę perskaityti savo kalbą. O kiek apskritai šalių dalyvauja projekte? Projekte dalyvauja 5 šalys – Lietuva, Ispanija, Airija, Suomija ir Vokietija.
Projekte dalyvauja meno, muzikos, istorijos, religijos, etikos, gimtosios, užsienio kalbų, informatikos mokytojai, nemažai gimnazistų. Taigi į veiklą įsitraukusi beveik visa gimnazijos bendruomenė. Mūsų pirmas žingsnis tai buvo pirmas susitikimas Ispanijoje, Žironos mieste, ir mes ten nuvažiavę aptarėme tokius 3 pagrindinius žingsnius šių metų, tai iki gruodžio pabaigos turėsim parinkti 2 sakmes, vieną iš savo regiono, kitą iš Respublikos, tai mes taip nutarėme legendą apie Ignaliną ir legendą apie Gedimino pilį. Šitas 2 sakmes paimti ir jos turės būti pristatytos internetinėme puslapyje lietuvių ir anglų kalbomis. O paskui iki kovo mėnesio turėsime pasirinkti 2 svetimas legendas ir joms arba piešinį nupiešti, arba muziką sukurti. O iki balandžio pabaigos tada jau reikės savo lietuviškoms legendoms vėlgi ar spektaklį pastatyti, arba piešinius piešti, arba muziką kurti, ir visa tai turės likti internete. Kaip moksleiviai įsijungia į šį projektą, ar nori jame dalyvauja? Moksleiviams kol kas patinka šis projektas, aišku, juos labiausiai žavi tos šalys, kad tai nėra kažkokios artimos visai kaimyninės šalys, vis dėlto Airija, Suomija, Ispanija, kol kas jie tuo tikrai labai domisi. Neseniai 3 projekte dalyvavusios mokytojos sugrįžo iš Ispanijos. Žironos mieste vyko projekto narių susitikimas. Žirona – kurortinis miestas, kurį sako labai pamėgę vokiečiai. Mieste gyvena daugiau nei 200 000 žmonių. Beje, Ispanijoje Žirona garsėja kaip miestas, kuriame aukščiausias pragyvenimo lygis. Mokytojas labai sužavėjo Žironos senamiestis, siauros mielos gatvelės, architektūros paminklų gausa, visiškai kitokia nei pas mus egzotiška gamta. Labiausiai įsiminė apsilankimas didingoje miesto katedroje, į kurią vedantys laiptai padaryti iš jūros dugno akmenų. Sako, tuose akmenyse galime žiūrėti daugybę kriauklių bei jūros gyvių atspaudų. Mokytojos pasakoja, kad Ispanijoje lietuviams buvo rodytas išskirtinis dėmesys. Pats susitikimas vyko Žironos gimnazijoje. Ignalinietės pristatė Lietuvą, Ignaliną ir žinoma savo gimnaziją. Ignalinos gimnazija, kaip sakė jos direktorė Birutė Smalienė, žengė kol kas tolimiausią žingsnį, kuris be abejo atveria naujas neribotas galimybes. Beje, gimnaziją dabar galima pavadinti ir mažyte Ignalinos bei visos Lietuvos ambasadorė. Šiemet Ignalinoje Aukštaičių gatvėje įrengta krepšinio aikštelė dalyvavo Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro konkurse Nori sportuoti, įrenk aikštelę ir tapo jo laureate. Į Vilnių atsiimti dovanų buvo pakviestas Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Rumbutis bei vienas iš moksleivių kaip nors prisidėjęs prie aikštelės rengimo. Važiavo gimnazijos krepšininkas Marius Čepulis. Atvykusius pasitiko moksleivių kūno kultūros ir sporto centro direktorė Ona Babonienė. Ir tiesiog mes labai nustebome ir džiaugiamės ir šiandien dėkojame visiems tiems, kurie yra čia, už tai, kad aplinka savo gyvenamą vietą pamatė kiemą, pamatė aikštelę, pamatė plotelį, pamatė atitinkamas griūvantį pastatą ir tiesiog kilo iniciatyva. Galbūt aš čia galiu įsirengti savo ir savo draugams, nebūtinai vieną, su atitinkama komanda, tinklinio aikštelę, kvadrato, krepšinio. Galbūt aš čia galiu padaryti atitinkamą žaidimo aikštelę, galiu padaryti atitinkamą sportinio judėjimo, kaip aš sakau. Tai nėra meistriškumo ir atitinkamai rezultatui siekti atitinkamą vietą. Tai yra graži, švari vieta mums pabūti kartu. Mūsų aikštelėje buvo užregistruota 18 numeriu. Apie ją papasakojo seniūnas Valentinas Rumbutis. Pasak jo, mūsiškis objektas tarp kitų atrodė labai profesionaliai, nes prizus gavo ir tiesiog
Pievoje įkalti 2 kuolai su tarp jų ištiestų tinklinio tinklu. Susirinkusius taip pat sveikino Seimo narys Algimantas Salamakinas. O prizai, kuriuos gavo konkurso nugalėtoje, buvo tokie. Visi gavo po krepšinio kamuolį, tinklelius krepšinio lankams, po dažų dėžutę ir teptuką, moksleiviams surengta ekskursija po Vilnių, o vadovai pakviesti apsilankyti Latvijoje Jūrmalos vandens pramogų parke. Labadiena. Informacija iš policijos komisariato. Per šią savaitę užregistruotos 9 nusikalstamos veikos. 7 vagystės, 1 neteisėtas naudojimasis energija, 1 sukčiavimo atvejis. Vagystės. Lapkričio 6 dieną Dukštelių kaimo gyventojas pastebėjo, kad iš jam priklausančio automobilio Audi pavogti 2 galiniai lieti ratlankiai su žieminėmis padangomis ir iš automobilio bagažinės pavogtas atsarginis ratas su padanga. Padaryta 450 litų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lapkričio 7 dieną Ignalinos miesto gyventojas pastebėjo, kad atidarius lango orlaidę įsibrauta jam priklausantį butą, esantį Medžiotojų gatvėje, iš ten pagrobta namų kino sistema, video ir 2 teleskopinės meškerės. Padaryta 600 litų materialinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lapkričio 7 dieną Ignalinos mieste Geležinkio gatvėje per stogą buvo įsibrauta ignaliniečiui priklausantį taros supirkimo kioską, iš kur pavogta apie 80 butelių, padaryta 16 litų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Spalio 8 dieną Ignalinietė gyvenanti Liepų gatvės 5 name pastebėjo, kad įsibrauta jai priklausantį rūsį, iš kur pagrobta 20 stiklainių konservuotų maisto produktų. Nuostolis 50 litų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Primename, kad panaši vagystė užregistruota lapkričio 3 dieną. Liepų gatvės 1 namo gyventojai pastebėjo, kad iš jai priklausančios sandėliuko pavogtas moteriškas dviratis, įvairūs konservuoti produktai. Norim dar kartą paraginti gyventojus labiau pasirūpinti savo turtu, įsirengti duris su patikimomis spinomis ir taip nesudaryti sąlygų vagims lengvai įeiti į rūsius. Avaringumo analizė per savaitę. Iš viso užregistruoti 6 eismo įvykiai, kurių metu sužeistas 1 žmogus. 6 eismo įvykiai įvyko dėl vairuotojų kaltės. 1 eismo įvykis įvyko dėl girto vairuotojo kaltės. 4 eismo įvykiai įvyko dėl greičio režimo pažeidimo. Nuo spalio 1 dienos avaringiausia vieta buvo Ignalinos miestas, avaringiausias laikas šeštadienis nuo 12 iki 16 valandos. Auto įvykiai. Lapkričio 5 dieną kelyje Mielagienai Ceikiniai, Maldanienų kaimo gyventojai vairuodama automobilį BMW jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Eismo įvykio metu susižalojo vairuotoja, kuri dėl bendro kūno sumušimo paguldyta Ignalinos ligoninės chirurginį skyrių, apgadintas automobilis. Vairuotojai paimtas kraujas, neblaivumui nustatyti. Lapkričio 6 dieną Ignalinos mieste Sporto gatvėje ignalinietis Artūras Pribilskis gyvenantis Aukštaičių gatvėje, būdamas neblaivus, vairavo automobilį Opel Omega. Vairuotojas nepasirinko saugaus greičio, užvažiavo ant šaligatvio ir atsitrenkė į pakelėje esančią tvorą. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis ir tvora. Vairuotojui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Lapkričio 9 dieną kelyje Zarasai Švenčionis Vilnius ignalinietis rado šalia kelio apvirtusi automobilį Ford Sierra. Įvykio vietoje vairuotojas nerastas. Nustatyta, kad minėtas automobilis priklauso visaginiečiui Viliui Bražinskiui. Vyksta tyrimas. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 9 asmenys nubausti už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose. 4 asmenys už smulkųjį svetimo turto pagrobimą, 2 asmenys už tyčinį turto sunaikinimą, 3 asmenys už nedidelį chuliganizmą, 1 asmo už ūkinės veiklos tvarkos pažeidimą, 1 asmo už užsieniečių gyvenimo Lietuvos Respublikoje tvarkos pažeidimą, 1 asmo už pasipriešinimą policijos pareigūnui. Per savaitę išaiškinta 23 kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš jų 5 vairuotojai vairavo neblaivus.
Ignalinos rajono policijos komisariatas ieško pasislėpusių kaltinamųjų. Valerijaus Zavjalovo, gimusio 1967 metais, gyvenančio Taikos gatvėje Visagino mieste. Pavelo Polukėjevo, gimusio 1972 metais, gyvenančio Festivalio gatvėje Visagino mieste. Ką nors žinančius apie minėtų paieškomų asmenų buvimo vietą prašome paskambinti į policijos komisariatą 02 arba 112. Šiam vaikinui galėtum pavydėti įvairiausios veiklos, tikslų ir optimizmo. Jaunimo verslo klubo Vilniuje įkūrėjas, valdybos narys, Ignalinos rajono jaunimo centro sekretorius, verslininkų būrelio vadovas, liberalaus jaunimo aktyvistas ir taip toliau. Aleksejus Žaltkovskiui 21. Save jis vadina ignaliniečiu, nors gimė Vilniuje ir nemažai laiko ten gyveno bei mokėsi. Esu ignalinietis ir esu lenkas ir tuo labai didžiuojuosi, sako vaikinas. Pats gimęs esu Vilniuje ir iki 3-4 metų gyvenom Vilniuje, po to grįžome į Ignaliną. Negrįžome, atvažiavome į Ignaliną. Čia gyvenau už kažkur iki 16 metų, pabaigiau 10 klasių ir pasitaikė galimybė pabėgti, kaip sakau, į Vilnių. Stengiausi ją ir pasinaudoti ir išvažiuoti. Ten pabaigiau mokyklą, įstojau universitetą neakivaizdžiai studijuoti. Pasudijavęs, kažką pažiūrėjęs, pamačiau, kad reikėtų grįžti į Ignaliną, pabandyti kažką nuveikti, pažiūrėti, ką čia galima padaryti naudingo. Savo apsisprendimo gyventi Ignalinoje Aleksejus nelaiko kažkokiu žygdarbiu, o tik naujo gyvenimo tarpsnio pradžia. Ir mano, kad jaunimas neturėtų bėgti iš gimtų vietų. Priešingai, jauniems žmonėms turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad čia grįžtų noriai. Ignalinoje gyventi puiku ir iki Vilniaus tik 100 kilometrų. Tai nėra daug, sako vaikinas. Ar turi draugų, kurie, sakykime, tau pasakytų, kad kvailas esi, kad gyveni kažkokio Ignalinoje ir ką tu ten veiki? Ką jiems atsakai? Draugai, kada sužinojo, kad išvažiuoju į Ignaliną, iš karto, o, faina. Bet po to pagalvoju ir pasakė, ką tu ten veiksi. Kas liečia apskritai žmonių nuomonę, pažįstamų, tai galima sakyti, vos ne visi iki vieno pavadino durniu mane, kad sugalvoju čia grįžti į Ignaliną. Sakau, mes palaukim, pažiūrėkim. Jūs dabar sėdite kamščiuose Vilniuje, aš galiu laisvai ryte išbėgti, pabėgioti, pakvėpuoti grynu oru. Neprasniausiai išgirdau tokį anekdotą. Išvyko 2 pardavimų vadybininkai, padalinių vadovai į Afriką. Tai batų gamyklos. Po kelių dienų vienas skambina ir sako, nieko, jokių šansų, jokių galimybių, rytoj grįžtų namo. Visi basi, nieks batų neperka ir grįžta. Antras žmogus, pažiūrėjęs, kad visi basi, kad nieks dar batų neturi, pasakė, kad yra neribotos galimybės ir čia galima augti ir augti. Tai aš taip pat žiūriu į Ignaliną, kad tai galbūt Afrika, kur visi basi ir čia yra pilna galimybė. Na, kaip tu apskritai matai, vat Ignalinos jaunimo, sakykime, veikiančių organizacijų, būsimų organizacijų veiklą, kažkokias jų perspektyvas? Yra daug žmonių, kurie nori veikti, kurie veiktų, bet jiems reikia truputį pastumėjimo. Ko jie trūksta? Informacijos, pagalbos? Mano pastumėjimo ir pavyzdžių, galimybių kažkiek, galbūt tas pačias, kad galima veikti, galima parodyti kažką nuveikti. Sveikinti iniciatyvą iš Ignalinos atominės regiono fondo atsiradimo, kad jaunimas gali rašyti projektėlius ir gauti pinigus. Viskas eina į gerąją pusę. Aleksejus turi įvairios patirties, netgi ir nelabai malonios. Štai prieš metus už liberalių idėjų skleidimą Baltarusijoje buvo deportuotas iš šios šalies ir savo kailiu patyrė, kaip veikia prezidento Lukašenkos režimas. Pamačiau, kas tai yra, nors atrodo, kad viskas gražiai ir gyvenam lygiai taip pat iš pirmo žvilgsnio kaip ir mes, kol neužkabini prekybos galbūt, kad ten visgi, kaip buvo pas mus prieš 10-15 metų, tikriausiai taip ir liko. Ir įdomiausias toks dalykas, kad negali išreikšti savo nuomonės, žmonės dažniausiai bėgo, jie tiesiogiai paklausės, pirmą pagalvoja ir labiau linkęs pasakyti, kad nežino, negu išreikšti savo nuomonę.
o stebėjom rinkimus ir tiesiog buvo uždrausta stebėti rinkimus. Na ir pasakė, kad taip, arba visa grupė ir žaidžiame šį 2-3 paras su jumis, nes buvome tokiausią miestelį, kol ambasadorius atvažiuos kol kas, arba tai viena. Ten galėjom suktis įvairiais, kam to reikia, tai darom žmonės vieną ir viskas. O kokią nuomonę susidarė apie jaunimą, kaip jis ten gyvena, jeigu šitaip viskas yra suvaržyta? Labai nustebino, kad Baltarusijos jaunimas bijo žodžių kai kurių. Yra vos neįskiepyta, kad galima sakyti, lyderis, saviraiška, savo nuomonę, opozicija, tokių žodžių jų nėra žodyne. Jie tų žodžių bijo tiesiog ir jeigu tu paklausi, tai kaip tu manai, tai esi šios organizacijos lyderis? Ne, aš nesu šios organizacijos lyderis, nes ten taip, nors galbūt jisai ir pasižymė lyderis, jisai viskas, bet bijo tų žodžių. Jeigu paklausi, tai kaip jūs palaikote opoziciją? Ne, mes nepalaikom opozicijos, jūs ką? Tai yra ant tiek suformuota nuomonė, kad tai yra tiesiog labai blogai ir dar kažkas. Tai va tiek. Tai dabar jau į Baltarusiją kaip ir... 3 metus, kaip juokavom, iki kitų rinkimų, jog niekaip negalėsi patekti. O paskui vėl bandysi? Manau, kad dabar nesu praradęs, nors galbūt fiziškai ir negaliu ten patekti, bet yra daug draugų, susipažinau, bendravom. Yra kiti būdai bendravimo. Taip pat važiuoju į Lietuvą arba kitoje šalyje būna, kad susitinkam. Tai kokiose šalyse tu apskritai turi draugų? Arba ryšių kažkokių? Manau, kad, galima sakyti, visą Lenkiją esu išvažinėjęs. Vokietijoje, Danijoje yra pažįstamų ir nemažai. Lietuva, Latvija, Estija, čia, manau, kad išnekėti nereikėtų. Nors Estijoje tai buvęs vieną kartą. Rusija, Kaliningrado sritis galbūt kažkiek aktyviau. Baltarusija, Ukraina. Tai galbūt tas kampelis labiau. Šiuo metu Aleksejus Vilniaus universitete neakivaizdiniu būdu studijuoja vadybą, turi daug draugų ir gali nevaržomas realizuoti savo sumanymus. Na, o sakai, jaunų verslininkų būrelis, tai matyt, tokį darbą dirbdamas turėtum ir pats būti pabandęs verslininko duonos. Jeigu sakyti, kad verslininkas yra tas žmogus, kuris sukūręs šiandien UAB arba kažkokią kitą juridinį statusą turintis, galbūt nedrįščiau sakyti. Tai buvo bandymų vienur ir kitų, ten galbūt su projektais, kaip rašyti, esame įsteigę viešą įstaigą, kuri šiandien Vilniuje puikiai gyvuoja ir rašo projektus ir toliau. Bet kas tas verslumas? Galbūt mažametis vaikas nuėjęs surinkti butelius, kas galbūt kitam gali atrodyti žemą, ir pridavęs ir nusipirkęs saldainių už savo pinigus uždirbtus, o ne iš tėvų paimtus. Tai jau gali būti verslumo prasiveržimas kažkoks ir pavyzdys. Kai tėvai, paslaptis, kas važiavo į Latviją, kas važiavo į Lenkiją, kas į Rusiją, kas į Kiniją, tai motina važinėjo ir būdamas, jeigu neklystu, 1 klasėje, arba dar prieš 1 klasę, buvo išvykęs irgi į vieną iš tokių kelionių į Kaliningradą. Aš ten atsivežėm, kiek dabar pamenu, šilpinukų ir ananasinių sulčių. Tai jeigu sesė atsiveždavo, kaip mama sakydavo, draugį ir kerdavo tas sultis, tai aš paimdavau sultis ir išeidavau prekiauti draugam. Tai buvo ir tuo metu dar nebuvo per daug tokių su saldainių, kramtoškių, kaip mes vadinam, sulčių pakelių. Tai tau labai sekėsi, ar ne? Kaip ir sekėsi. Tai aš žiūrėjau iš 2 pusės, kad aš darau gerą. Aš ne tik savo užsidirbu kažkokius pinigėlius, bet aš ir laimingesnius jas padarau. Bet sutik, kad žmogus turi turėti kažkokią tokią gyslelę, jeigu jau būtent taip mąsto nuo mažų dienų, ar ne? Ar galima išugdyti tą gyslelę? Labai patiko matematikos mokytos posakis toks, kad tik 5 procentai talento, o visa likusis dalis yra darbo. Be abejo, tie 5 procentai talento turi daug įtakos, nes žymiai lengviau, nes tai yra pirmas kažkoks pastumėjimas, bet ko puikiausiai man galima ir išugdyti tai. Tai reikia svarbiausio noro. Paklaustas apie tai, kaip save įsivaizduoja po 5 ar 10 metų, Aleksejus sako, kad galbūt mato save dirbantį su jaunimu ar verslo srity ir jokių būdų nenorėtų sėdėti kokioje nors kontoroje 8 valandas per dieną. Laisvė jam labai svarbi. Tikiuosi, kad po 10 metų liksiu toks pats laisvas, kaip ir dabar. Ir nuo šeimos laisvės nori likti, ar ne? Jeigu žiūrėti pagyvenimo visą tikslą, tai į kito. Buvo vienaip ar kitaip ir po to ilgų mąstymų visgi prieiti prie tokių, kad didžiausias gyvenimo tikslas yra užauginti dorus vaikus. Bet be šeimos tai yra neįmanoma.
Na, o mūsų pokalbį vaikinas baigė mintimi, kuria gyvenime stengiasi vadovautis. Bebūdamas kiaule gali apkeliauti visą pasaulį, bet antrą kartą į tas pačias vietas nebegrįši. Palikti gerą nuomonę apie save ir gerų darbų ženklą. Toks šio vaikino maksimalistinis, bet labai gražus tikslas. Kai už lango ūkanotas ruduo, su malonumu prisimename vasarą, dar maloniau sugrįžti į vasarą. Tai įmanoma šiaurinėje Afrikos dalyje, šiuo metu saulėta ir vasariškai šilta. Vasariškai šilta ir skaidri Viduržemio jūra, raminantis jos bangų šniokštimas, balto smėlio paplūdimiai, nuo ryto iki vakaro saulėtas ir giedras dangus, gausybė šviežių daržovių bei jūros gėrybių, rytietiški saldumynai, įvairios turistams siūlomos pramogos bei atrakcijos ir svarbiausia, galimybė sugrįžti į vasarą. Štai kas yra šiuo metu Tunisas, viena iš mažiausių Šiaurės Afrikos valstybių, kurios teritorija kaip 2 Lietuvos. Turistinis sezonas čia oficialiai lyg ir baigėsi, tačiau ramiam, nebrangiam poilsiui pats metas. Tai Susas, 3. pagal dydį Tuniso kurortinis miestas, kuriame gyvena apie 200 000 gyventojų. Tunise klesti turizmas. Čia atostogauti pamėgo vokiečiai, prancūzai, rusai, italai, estai, latviai, lietuviai. Beje, pasisakę, jog esate iš Lietuvos, būsite gražiai lietuviškai pasveikinti ir išgirsite sakant labą dieną. O išmokus keletą arabiškų žodžių – šuhram, aslema, bislema – tai reikštų ačiū, sveiki, viso gero. Derantis dėl prekės kainos, šiek tiek atlėks arabo nusiteikimas prekę brangiai parduoti. Svarbiausia, ką reikia žinoti atvykus į Tunisą ir kitas arabų šalis, perkant privalu derėtis, jei kaina žinoma nėra fiksuota. Iš esmės, tunisiečiai draugiški, linksmi žmonės. Čia šypsomasi dažniau ir gyvenama prabangiau nei Egipte. Atvykstantiems Tunisas įdomus ne europietiška architektūra, rytų egzotika papročiais. Važiuojant Tuniso teritoriją, galima kirsti 3 klimatinės juostas, pabuvojant šiaurės šalies, vidurio ir pietų regionuose, kurie skirtingi augmenijos paplitimų reljefu. Beveik trečdalį Tuniso teritorijos užima Saharos dykuma. Daugiausia kritulių, apie 3000 mm, iškrenta šiaurės regione, kuris gražiausias pavasarį, kai viskas atgyja. Vasarą medžiai apmirė, žydi žiemą, kai daugiausia kritulių. 2 procentus Tuniso teritorijos užima miškai. Kažkada miškingumas siekė net 30%. Miškus iškirto romėnai, kurie čia Tunise pradėjo vystyti alyvuogių aliejaus gamybos industriją. Dabar Tunisas 4. šalis pasaulyje pagal alyvuogių aliejaus eksportą. Alyvmedžių plotai neskaičiuojami hektarais, vienetas medis. Šiandien alyvmedis kainuoja, priklausomai nuo regiono, apie 300 ir daugiau dinarų, 600 litų. O alyvmedžių giraitės didelis turtas, nes alyvmedis ilgaamžis, iki 3, 4, net 700 metų gyvenantis ir vaisius vedantis medis. Tunise paplitusios datulinės palmės. Toks medis išgyvena iki 120 metų. Pagal datulio auginimą Tunisas 6. šalis Afrikoje. Datulinės palmės mediena naudojama durų, langų gamybai, perdengimams. Tačiau medis netvirtas. O iš medžio gaunama apie 40 kg derliaus. Tinkamu laiku, lapkričio pabaigoje, nuskinus prinokusias datules, galima jas išlaikyti 2 metus. Kažkada datulės buvo vienintelis ir svarbiausias maisto šaltinis, turintis maistingų medžiagų. Tunise ypatinga datulių rūšis – šviesūs permatomi piršteliai. Netrukus prasidės datulių skinimo metas. Joms labai kenkia drėgmė ir lietus, todėl auginamos Tuniso pietuose. Nuskintos vežamos į pakavimo cechus, siunčiamos į kitas šalis. Europiečio akiai neįprastas ir malonus reginys oazė, palmių miškas, augantis drėkinamoje teritorijoje. Oazės gali būti ir natūralios, ir aprūpinamos vandeniu iš gręžinių. Tokių gręžinių įrengimą finansuoja valstybė. Vienas oazės hektaras kainuoja 50–70 tūkstančių dinarų, apie 100–140 tūkstančių litų. Galima pirkti.
Prancūzai perka oazių plotus, statosi vasarnamius ir atvyksta čia atostogauti. Tai natūrali Čebekos oazė. Įspūdingas reginys tarp kalnų įsispraudusios palmės, po jomis trykštantys terminiai šaltiniai. Bendrai Tunise yra problemų su vandeniu. Ši šalis patenka į pasaulio sausų šalių 10-tuką ir yra 9-oje vietoje po Kuveito, Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų bei kitų šalių. Didžiausios problemos pietų regione. Todėl čia įrengiami įspūdingi gręžiniai. Iš 700 metrų gylio išgaunamas vanduo su druskos koncentracija. Iš 1500 metrų gylio atiteka gėlas, iš dar giliau terminis vanduo. Tunise paplitę kaktusai, kai kurie užauga iki 7 metrų aukščio. Jie pašaras asilams, avims, kupranugariams. Atlieka apsauginę funkciją, apsodinus teritoriją kaktusų gyvatvorę. Kaktusų vaisiai Tunise vadinami figue de berber ir yra valgomi. Valgomas vaisiaus minkštimas, iš jų daromas džemas, spaudžiamos sultys. Iki šiol namuose po žeme, tiksliau urvuose, gyvena tauta berberai, besiverčiantys gyvulininkystę. Dabar berberai mielai priima lankytojus turistus ir iš jų, leidę pasidaryti po tokį gyvenamąjį urvą, pelnosi pragyvenimui. Gyvenimas urvuose buvo pasirinktas norint išgyventi Dahar kalnuose, slepiantis nuo aukštos temperatūros. Toks būstas po žeme kainuoja apie 60 000 dinarų, 120 000 litų. Nepigu, kadangi yra galimybė gerai užsidirbti iš turistų. Be to, tai garantuotas pajamų šaltinis. Išžuvęs Šolt Aldžery, 500 km2 druskos ežeras, mistiška vieta Tunise. Aprašyta arabų metraštininkų. Tai klaidi vietovė, kurioje pasiklysdavę ir negrįždavę karavanai. Ežeras išžuvo prieš 1000 metų. Pakasus randamas vanduo su didelė druskos koncentracija. Viename litre vandens 1 kilogramas druskos. Šį ežerą aprašė Žiulis Vernas knygoje Vidinė jūra. Išties būta ketinimų plotą užpildyti vandeniu, iškasus kanalą ir sujungus ežerą su Viduržemio jūra. Mintis pasirodė neįgyvendinama, kadangi ežeros teritorija aukščiau jūros lygio. Dabar šioje vietoje turistai pasitinka tekančią saulę. Į Tunisą ateina užsienio kapitalas, nes čia pigi darbo jėga. Tunise gaminami, tiksliau surenkami Isuzu, Opel automobiliai, autobusai MAN. Čia populiarūs Renault, Peugeot, Citroën automobiliai. Kadangi dabar Tunisą su Prancūzija sieja partnerystės saitai. Anksčiau Tunisas buvo Prancūzijos protektoratas, o automobilių kainos Tunise kosminės. Volkswagen Golf antros kartos 87-89 metų gamybos čia kainuoja 14-16 000 litų. Tai dėl didelių muito mokesčių. Tačiau čia galima įsigyti automobilį be teisės jį parduoti. Tuomet nemokamas muito mokestis. Todėl Tunise paplitusi pigesnė transporto priemonė motoroleris. Kainuoja apie 3000 litų. O neįgalintiems ir jo nusipirkti belieka asiliukas, kuris populiarus kaimo vietovėse ir labiau vertinamas už arklį, kadangi asilą pakanka pašerti 1 kartą per dieną. Daug ir ilgai galima pasakoti apie Tunisą, tačiau geriau viską savo akimis išvysti. Reikia priprasti prie šitos šalies, reikia priprasti prie jos papročių, prie aplinkos, prie žmonių, bet sužinot, kaip gyvename Tunise, tikrai vertėjo. Nesakau, kad reikia atvažiuoti į Tunisą, bet aplankyti šalį, žinot, kiek daug egzotikos, kur šalia skurdas ir prabanga apverta. Ketvirtadienį Ignalinos kultūros centre įvyko linksmas vaikų folkloro šventės koncertas. Visagino Verdenės vidurinė mokykla jau 5. kartą organizuoja tarptautinę vaikų folkloro šventę Martynas. Šiemet įvyko 4 dienas. Ignalinos kultūros centre koncertavo vaikų folkloro kolektyvai iš Ukrainos, Kaliningrado srities, Vilniaus, Visagino mokyklų.
Ignaliniečiams dovanotas spalvingas reginys, kuris be viso smagumo dar neša ir pažintinę naudą, suvokimą apie kiekvienos šalies savitą kultūrą. Šventės organizatorių tikslas – populiarinti liaudies kūrybą, supažindinti su įvairių tautų folkloru, papročiais, mokyti vaikus ir jaunimą deramai praleisti laisvalaikį. Martyno koncertuose, kurie vyko Visagine, Vilniuje, kituose Utenos apskrities miestuose, dar dalyvavo kolektyvai iš Ispanijos, Čekijos, Latvijos. Dar spalio 26-27 dienomis moksleivių namų sporto manieže vyko rajono mokinių berniukų sporto žaidynių salės futbolo varžybos. Dalyvavo 8 rajono mokyklų berniukų komandos, suskirstytos į 2 pogrupius. Lapkričio 9 dieną 1-2 vietas pogrupiuose iškovojusios komandos susitiko dar kartą finalinėse varžybose dėl 1-4 vietų, o 3-4 vietas savo pogrupiuose iškovojusios komandos lapkričio 8 dieną kovojo dėl 5-8 vietų. Dar spalio 26-27 dienomis moksleivių namų sporto manieže vyko rajono mokinių berniukų sporto žaidynių salės futbolo varžybos. Dalyvavo 8 rajono mokyklų berniukų komandos, suskirstytos į 2 pogrupius. Lapkričio 9 dieną 1-2 vietas pogrupiuose iškovojusios komandos susitiko dar kartą finalinėse varžybose dėl 1-4 vietų, o 3-4 vietas savo pogrupiuose iškovojusios komandos lapkričio 8 dieną kovojo dėl 5-8 vietų. Pirmąją vietą turnyre iškovojo ir nugalėtojas tapo Dūkšto vidurinės mokyklos komanda vadovaujama mokytojo Skunčiko. Antrąją vietą iškovojo Rimšės pagrindinės mokyklos komanda, 3 Vidiškių vidurinės mokyklos futbolininkai. 4 liko Linkmenų pagrindinės mokyklos moksleiviai. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti taurėmis, diplomais ir medaliais. Jūsų dėmesiu keli skelbimai. Ignalinos verslo informacijos centras kviečia į seminarą Karjeros planavimas, asmeninės savybės, galimybės ir tikslai. Seminaras įvyks pirmadienį lapkričio 14 dieną 10 val. Ignalinos rajono savivaldybės mažojoje salėje. Seminaro tikslas padėti žmonėms išanalizuoti esamą darbo aplinką, savo galimybės susikurti asmeninį karjeros planą. Dalyvavimas seminare nemokamas. Informacija telefonu 52146. Lapkričio 14-20 dienomis rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei kaimo filialuose vyks renginiai skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Renginiai vaikų literatūros skyriuje. Lapkričio 14 dieną 10 val. Žodžio ir šviesos šventė, ten, kur gyvena Karlsonas ir Pepelota. Lapkričio 16 dieną 12:30 literatūrinė popietė, greičiau skristi lengviau negu iš lėto. Lapkričio 17 dieną 11 val. Pasakų popietė už jūrų marių. Šįkart tiek, atsisveikiname iki kito sekmadienio.